Velykų sekmadienis, paskutinis sekmadienis prieš gavėnią, nes kitą savaitę jau nuo trečiadienio prasideda gavėnios laikas, Pelenų diena. Ir šios dienos arba šios sekmadienio Biblijos eilutė yra iš Luko Evangelijos 18 skyriaus 21. Štai mes einame į Jeruzalę ir ten įsipildys visa, kas parašyta pranašų apie žmogaus sūnų. Amen. Šios sekmadienio pamaldos be šventos vakarienės ir giedame šitas giesmės, minėjo arba stebėme tekstą projektoriaus pagalba. Pradžioje paprašykime Dievo palaimos, Viešpatie, dėkojame tau šitą dieną, dėkojame tau, Viešpatie, kad surinkęs mus esi ir tavo žodžią, meldžiame palaimėčias pamaldas, savo šventai dvasia, valdyk širdis ir mintis, kad galėtume, Viešpatie, tavo artybėje praleisti šią valandėlę. To prašome Jėzus Kristus vardu. Amen. 115 giesmė, 115 Viešpatie, prašau, ištirk mane. Būk man užuovėjos sova, mano tvirtovė, galinga, kad jis man gelbėtis. Juk esi mano stiprybė ir prieglaustis, vesi ir saugosi mane dėl savojo vardo. Pas tave Viešpatie ieškau užuovėjos, neleisk man niekada nusivilti. Tu esi teisus, tad gelbėk mane. Amen. Susikaupime maldai, prašykime Dievo malonės, kartodami maldos žodžius paskui mane. Sugalsi Viešpatie, gailestingasis Tėve, ateinu šį rytą pas tave, toks koks esu, nuodėmių pažeistas, siela sujaudinta, bet Viešpatie aš tikiu, kad ateinančio neatstums. Tada valyk mane nuo visų mano nuodėmių. Suteik man švarią širdį, Viešpatie, suteik šventosios dvasios, kad tinkamai tave garbinčiau, tavo valią vykdyčiau. Dėkoju, kad tu mane priimi
kaip savo vaiką ir laiminti. Prašau to Jėzus Kristus vardu. Sagalis viešpats yra maloningas ir gailestingas, todėl parodo klystančiam kelią. Tarp valo visas mūsų širdis, nuo visų mūsų nuodėmių ir suteikia malonę ir išganymą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Palinkėkim viens kitam ramybės. Šimtas pirmoji giesmė. Pasiklausykite Dievo žodžio iš Amoso knygos 5 skyriaus nuo 21 iki 22 eilučių. Nekenčiu, niekinu jūsų šventes, nerandu jokio malonumo jūsų iškilmėse. Nors jūs atnašavote man deginamąsias aukas, kaip jūsų atnašą, aš jų nepriimsiu. Jūsų trenimų galvijų atnašus nepažvelgsiu. Pasitraukite šalin su savo giesmių triukšmu. Aš neklausau jūsų arfų skambesių. Tai vilnyje teisingumas įkūptas srovė, o teisumas lyg nuolat šnekanti upė. Amen, į Dievo žodį. Dėkojame Dievui. Ir pasiklausykite šiai dienai skirto skaitinio iš pirmojo laiško Korintiečiams 13 skyriaus.
jums nurodyti dar prakelnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kulnuoti, bet neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos. Nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, bet su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, kas yra dalinis, pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. Amen. Tai Dievo žodis. Aš niekuo nesigirsiu, tik mūsų viešpaties Kristaus kryžiumi. Amen. Alleluja. Prisėmėjos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei raštų aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jisai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą. Eik šiandien šėtonė, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Tai ima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. O kokiai žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir žmogaus sūnus atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. Amen. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Šitos Evangeliją išpažinkime savo tikėjimą, apaštališko tikėjimo žodžiais kartu tardami. Tikiu Dievą Tėvą,
sėskit. Yra vaikų, kurie šiandien į pamokėlę, mokaitis giedoti giesmų, šviečia maldai. Reikia. Gerai. Tai malonu. Tai, kaip manot, kas čia yra tas užgavėnių sekmadienis? Kaip jūs galvojate? Užgavėnių. Čia kokia šventė ar ne? Ja? Pagal bažnyčios kalendorių jokia šventė. Užgavėnių sekmadienis yra sekmadienį, užgavėnių diena nėra jokia šventė. Tai yra daugiau liaudies, populiarinta šventė, ten su velniais ir raganom lakstyti po gatves, ką mes nelabai norim krikščionys daryti. Na ir galime kitaip švęsti, šutinio šventę švęsti, bet tai yra toks, kaip prieš gavėnią toks atsipalaidavimas. O dabar atsipalaiduosit, o rytoj jau surimtėsit. A būna taip, kai jūs atsipalaiduojat, o kitą dieną surimtėsit. Ja? Šiandien galite atsipalaiduoti, ir mokytojas neklausyti. Nes užgavėnių sekmadienis. Bet aš čia su jums kalbu, nes pamokėlį reikia paklausyti. Tai paprašykime Dievo, kad ta pamokėlė būtų prasminga ir graži. Gerai? Ir viešpatie dėkojame tau, šios vaikus dėkojame tau, kad jie gali šlovinti tave, garbinti tave, mokytis giesmų, dėkojame už pagalbą ditą. Palaikink viešpatie ir sustiprink tikėjimą mus visus, kad mes viešpatie būtume geri vaikai, tavo garbė ir šlovė, dėkojame tai, kas tavo. Palaikink peticija, kad toji dvasia tavo valdo jų mintis ir širdis. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai geras nuomonė. Tai gerų žodžių. Taip. Mes irgi labai linksmai giedosim. Ir šitą giesmė, tokia yra labai linksma giesmė. 89. Čia tokių biškiai tempų reikia giedoti, negalima vilkti, bet biškiai greičiau. Ir 89. Jaučiu džiaugsmą širdyje. Tai kad ir grokam greitai. Let's go,
Kristaus esi ir tai pasilieka su jumis visais. Viešpatie šventoji dvasia, te padaro mus laimingais, džiaugsmingais, te pripildo mūsų širdis Viešpatie malonę, kad tikrai turėtume pagrindą džiaugtis Viešpatie ir švęsti šį sekmadienį, prisimindami Viešpatie, kad tu atėjai į Jeruzalę dėl mūsų ir kad mes Viešpatie taip pat turime turėti meilės, kaip tu myli mus Viešpatie, kad ir mes tą meilę turėtume dalinti kitiems, kad sustiprink tą mūsų tikėjimą ir pašvęsk mus savo žodžio tiesa, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Prašom. Norėčiau paklausti, mes čia labai gražiai pagiedojom, esu laimingas, labai laimingas. Ar esate laimingas? Ką? O kas yra nelaimingas? Ar yra nelaimingų čia? Priklauso nuo tai, kaip pažiūrėsi, į laimę, kaip įsivaizduoji, kas yra laimė ir kas tas laimingas žmogus. Tai tam laimingas yra, kad duonos kąsnį turi pusryčiams. Tai tas laimingas, kad butelį turi gerti. Trečias laimingas, kad loterijos bilietą išlošė. Ketvirtas vėl kažką. Tačiau krikščionys gieda, jie laimingi yra, kad juos džiugina Viešpaties meilė. Ir šiandien šis jau trečias ir paskutinis sekmadienis prieš gavėnią mums parodo tokią labai svarbią tiesą, tikėjimo tiesą. Nes šios dienos skaitinys, antrasis, vadinamas meilės himnu, mėgstama skaityti per vestuves, per meilės šventę. Dažniausiai, kai aš jauniesiems sakau, kokį norėtume tekstą pasirinkti, aš keletą įvardiju, dažniausiai pasirenka būtent šitą pirmą Korintiečiams laišką apie meilę, kokia jį kantri, maloni ir taip toliau. Aišku, gražus pasirinkimas, bet nelengvas išpildymas. Mums patinka žodžiai apie meilę. Mes norime būti mylimi. Norime, kad mus ir kiti mylėtų, nors patys ne visada tos meilės mokame parodyti kitiems. Pirma šio laiško 13 skyriaus eilutė skamba: aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Iš konteksto mes suprantame, kad tas kelias yra meilės kelias. Tačiau meilė būna visokių. Meilė savo, meilė artimui, aistros meilė, meilė draugui, meilė gamtai, darbui, šuniui, katei ir panašiai. Originale čia panaudotas graikiškas žodis agapė, tai reikštų pasiaukojanti meilė. Ar dažnai dar vadinama dieviška meilė. Meilė, kurią mūsų Viešpats pamilo. Juk skaitant tas meilės apibūdinimo nuo 4 iki 8 eilutės, nesunkiai mes suvokiam, kad taip mylėti žmogui yra gana sunku. Turim daug gražių ketinimų ir norų, kaip tie jaunavedžiai per vestuves. Jie nori mylėti, nori būti mylimi, svajoja apie gražią santuoką, bet mes žinome statistiką. Didelė dalis tokių meilės porų užsikrečia neapykantą, pykčių, pagiežą ir daugiau kaip 50% tokių porų išyra. Nepavyksta tos meilės viens kitam perduoti, ją saugoti ir branginti. Šio laiško skyriaus pradžioje išvardintos dorybės dovanos, kurių žmonės kartais siekia. Kai kada krikščionys mėgsta akcentuoti kitiems, kokių jie turi dovanų, ant kiek jie yra galingi, kiek turi Viešpatį visokių galių, koks didis yra jų tikėjimas. Deja, čia apaštalas Paulius rašo, kad tie visi pasigėrimai, tariamos dovanos yra niekas, jeigu neturime svarbiausios dovanos, svarbiausio dalyko, kas tikėjime reikalinga, tai meilės.
labai vaizdžiai įsireikšta. Tebūčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai, jeigu neturėčiau meilės. Šie daiktai gali išgauti garsą, bet viduje jie yra tušti. Nieko nelaimime savo tarnystę, savo darbų, jei į jo mes neįdedam meilės. Panašiai Evangelijoje Jėzus pradeda kalbėti mokiniams apie save būsimą kentėjimą ir savęs išsižadėjimą, pasiaukojimą už žmones. O tai yra būtent Dievo meilės aukščiausia išraiška - atiduoti save dėl žmonių. Ir kokia reakcija yra šita meilė? Vienas iš 12 Petras ima drausti Viešpačiui apie tai kalbėti. Petras, bet turbūt ir ne tik jis vienas, o ir kiti nesuprato to žodžių esmės. Galbūt jie manė, kad Viešpats to neturėtų daryti. Galbūt jie, kaip ir daugelis žydų, manė, kad Jėzus kaip Mesijas turi valdyti Izraelį, užimti sostą, tapti karalium, o ne būti nužudytu. Jėzaus atsakymas Petrui aiškiai pasako, kad tos supratimas yra ne iš Dievo, bet iš žmonių. Tai žmogaus mintys. Reikės laiko Petrui ir kitiems Jėzaus mokiniams, kad jie pradėtų kitaip mąstyti. Petras ir dauguma kitų Jėzaus mokinių laukė panašus į Jėzų gyvenimo kelias. Jie dėl Evangelijos, dėl tikėjimo atidavė tą žemiško kūno gyvybę, kad galėtų turėti tikrą gyvybę ir būti amžinai su Viešpačiu. Nesekti Jėzų, eiti paskui jį, tai savęs susižadėjimas, savo kryžiaus ėmimas. Ne visi tai nori daryti. Kai kas nutolsta, atpuola, atkrenta. Na, jeigu man reikės nešti kryžių, jeigu man eiti paskui Jėzų, tai aš daug ko nebegalėsiu daryti, ką pasaulyje žmonės daro, ir taip žmogus tarsi atbaido. Nes jis galvoja apie kitokią laimę, apie kitokį gėrį, apie visiškai kitokį gyvenimo supratimą, negu mums pateikia Viešpats. Ieškoti kito lengvesnio kelio nėra krikščioniška. Tai žmogiškos mintis, nevedančios išgelbėjimo. Lengvas platus kelias, kaip Viešpats sako, veda kur? Kur veda? Pražūtį. Taip, negeras žodis, bet jis yra toks šventame rašte. Taigi bandyti išgelbėti savo kūną, garbę, socialinę padėtį, nemastant apie savo sielos išgelbėjimą, tai praradimo kelias. Ankstyvosios krikščionybės istorija tai parodė. Nors jie buvo žudomi, kankėdami, tačiau ir eidami į mirtį, tie krikščionys nebijojo. Jie laimėjo. Tai buvo jų tikėjimas, prisikėlusių Kristumi, kentėjusių, mirusių ir prisikėlusių. Ir per tuos žiaurius Romos imperijos persekiajimus bažnyčia ne tik tai, kad nebuvo sunaikinta, priešingai, ji augo naujais krikščionimis ir išplito po pasaulį. Kas uždegė tuos žmonės? Drąsa. Nebijoti dėl savo kūno praradimo. Tai buvo ta meilė, kuri moka aukotis. Jie visą pakelia, viską tiki, visko vylėsi ir viską ištveria. Apaštalai ir tų laikų krikščionys matė dvasios akimis vertybės, kurių nėra šiame laikinajame pasaulyje. Jie mieliau rinkosi ne tai, kas laikina, kas pragaišta, bet tai, kas išliktų ir jiems tada, kai jie jau šio kūno neturės, bet jie tada galės regėti akis į akį. Nuo užgavėnių pelenų dienos prasidėdavo pasninko laikas, kada reikėdavo kažko atsisakyti, kažko nevalgyti,
sulaikyti nuo kažkokių dalykų, reikėjo ugdyti žmogų kaip asmenybę jo charakterį. Tačiau, jei tai daroma vien dėl to, kad taip reikia, kad taip lieka bažnyčia, nėra didelės iš to naudos. Todėl po reformacijos tokio privalomo pasninko evangeliškoje bažnyčioje ir nėra. Tačiau nereiškia, kad jo negali būti, kad krikščionys negali pasninkauti. Ne, jie gali, kai kada pasninkauja, ir man būdavo malonu, kada sutikdavau tokį krikščionį, jis jau turbūt minėjęs, aš turėjau vienoje parapijoje vieną tokią sesę, kuri jau senatvėj buvo ir visada, kada kviesdavo mane aplankyti, visada prašydavo, kad aš atvažiuočiau penktadienį. Nes sako, penktadienis yra mano pasninko diena. Ir priėmusi komuniją, jinai tik paskaitoj padingdavo į savo kambarėlį, o mes ten likdavom su namiškiais gerti arbatą, o jinai toliau likdavo pasninkę ir mintyse apie viešą. Man tai buvo gražus pavyzdys ir labai gražu, jeigu mes mokėtume pasninkauti, ne dėl to, kad liepia kažkas, bet dėl to, kad jaučiame, kad mes esame silpni, kad esame nuodėmingi, kad mes esame tušti ir kad viešpas mus pripildytų, reikia tam tikro pasirengimo. Reikia šventosios dvasios ir jau pirmą reikia apsivalyti. Pasninkas ir malda kartu yra priemonė tam apsivalymui. Šiandien skaitėme Amoso knygos ištrauką, kad Dievui svarbu netradicinės šventės, jų iškilmės, ne atnašos ir negėdamos giesmės. Jam yra svarbu vilnijantis teisingumas ir teisumas. Žmonių santykiai turi būti grįsti ne vien religiniais papročiais. Svarbu Dievui, kad žmonės tarpusavį gyventų remdamiesi teisingumu ir teisumu. Ar negalime mus taip gyventi, bet tas dieviškos galios? Mes per silpni. Dievas yra meilė, kurią apaštalas Paulius sako, kad tai didžiausia dorybė, didesnė už tikėjimą ir viltį. Nėra meilės, nėra ir tikėjimo. Nėra meilės, neturime širdyje ir vilties. Viskas aplink lyg rūku aptraukta, nematome tikro teisingo kelio. Yra žmonių besidominčių religijomis, filosofijomis, jie skaito knygas, straipsnius, nori daugiau apie viską žinoti. Tačiau jie nepuoselėja meilės savyje. Ir galiausiai lieka be tikro pažinimo kelio. Tad prakilniausias kelias tai Dievo meilės kelias. Ir kuris vedė Jėzų. Jis vedė per dykumą ir per Golgotą. Bet nuvedė į šviesų Velykų rytą. Tad artėjantis liturginis gavėnios laikotarpis mus ves per tas istorijas. Ar mes stengsimės tame kelyje atpažinti tą meilę, mūsų mylinti Dievą, kuris išklauso, apvalo, pakelia, drąsina ir prikelia. Eiti tuo meilės keliu tai ne tik gauti meilę, naudotis jos vaisiais. Eiti tuo meilės keliu tai parodyti, skleisti tą meilę kitiems. To nepajėgsime daryti, jei patys neisime prie tos meilės. Neleisime jai mus keisti, užlieti ir pripildyti. Geriausias ir tiksliausias Dievo apibūdinimas yra meilė. Nes ir šventajame rašte apaštalas Jonas sako, kad Dievas yra meilė. Tačiau ne viską turime mylėti. Parašyta to paties apaštalo Jono 1 laiško 2 skyriaus 15 eilutėje: nemylėkit pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Pasaulyje yra daug gražių dalykų, gerų dalykų. Ir žmogus gali jai grožėtis ir juos mylėti.
sparčiau. Apaštalas išvardija, ko nereiktų mylėti. Cituoju, kūno geismo, akių geismo ir gyvenimo puikybė. Kiek išvardinti dalykai ne iš Dievo, jie iš pasaulio. Negalime mylėti to, kas mus tolina nuo Dievo ir nuo jo valios, kas atima ir skatina mus nusidėti. Turime laiku tai pastebėti, kitaip mūsų širdyse apsigyvens ne dieviška meilė, o meilė pasauliui. Meilė Dievo agapė apima tarnavimą Dievui ir artimui aukščiausiame laipsnyje. Ši meilė tai tobulumo raiškis. Jos gal dažnai ir neturime, bet privalu jos siekti, prašyti viešpaties, kad ji būtų mums suteikta. Meilė tai pažinimo, Dievo pažinimo viršūnė. Tik laisva širdis, nuo to, kas žemiška, nuodėminga, gali mylėti tobulą meilę. Todėl yra svarbu kasdien sustiprinti savo ryšį su viešpačiu, kad mes būtume tikėjime, meilėje ir viltyje. Tai padeda mums Dievas ir suteikia mums išminties. Būtų gerai iš to pamokslų pasidaryti. Jau sakiau, kad iš kartų visus užmiršta. Mokslo klausysi. Ir po pamokslo reikia pamastyti, suvirškinti, ką girdėjai. O ne iš karto eiti prie kitų dalių. Na ką, šiandien eisim prie kitų dalių. Dievo žodis sako, palaiminti mirusiai, kurie miršta viešpatyje, dvasia kalba, jie ilsis po savo vardų, jų darbai seka iki juos. Amen. Šiandien artimieji nori prisiminti savo iškeliavusiuosius, prisimena savo mamą Ingridą Visalkovą, gimusią 1942, gegužės 8, pasimuliusią 23, kovo 1, palaidota Pagėgių kapinėse. Prisimena dukra Erika su savo šeima, kartu prisimena sesę Vaitkienę Elisą, gimusią 1967, gegužės 9 ir pasimirusią 2014, vasario 8, palaidota Libertų kapinėse. Ir kartu prisimena savo močiutę Eleną Knifkauskienę, gimusią 1914 gruodžio 5 ir mirusią 95 rugpjūčio 18 dieną palaidota Pagėgių kapinėse. Šiandien bus laidojama pasimirusi Rasa Valstevičienė Steponavičiūtė, 53 metų amžiaus. Jos palaikai jau turda bus iš Joniškės laidojimo namų, palydėti Joniškės kapinės, 13 val. Atsisveikinimas, 14 keliaujame į kapinės. Tai mūsų tikėjimo sesės Lidijos Steponavičienės, kuri daugumą visi pažįstame, dukra, kuri gana anksti paliko šį pasaulį, paliko savo šeimą, vyrą, dukrą ir visus mūsų. Prisimindami ir pagerbdami išėjusiuosius giedosime 50-ąją giesmę. Aš kaip ateivis čia keliausiu. So
Esame dėkingi tau už gyvenimo dovaną, kurį suteikė mums. Dėkingi Viešpatie už tuos brangius žmonės, kuriuos šią žemėje galėjome turėti, su kuriais galėjome eiti per šitą gyvenimo kelionę. Dėkingi esame už tą viltį, kurią tu mums per savo žodį teikė. Viešpatie, šiandien prisimename tavo gailestingumu, pasitikėdami tavo valioje, minime iškeliavusią mamą Ingridą, sesę Eliją ir močiutę Eleną. Dėkojame tau už juos ir už jas ir jų gyvenimą, meldžiame tavo malonės artimiesiems, kad jie galėtų ieškoti tavyje paguodos ir stiprybės, būtų pašvęsti tavo garbei ir šlovei. Ir kai jie tikėtų Viešpatie ateis diena, kada didžiojo prisikėlimo metu mes siųsime kartu nugalėję nuodėmę, nugalėję mirtį, nes tu nugalėjai ir mes laimime. Palaimink ir sustiprink mūsų tikėjimą ir palaimink taip pat ir Rasos laidotuvės. Šiandien juos ir stiprink šeimą, artimuosius, tavo viltis te palydi toje kelionėje juos visus. O mes prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Ir Dievo žodis kalba: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors numirtų, bus gyvas, ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tikėjimas? Prašom sėskit, toliau tęsime pamaldas ir turėsime reikiamą, prisidėdami prie parapijos veikimų. Ačiū visiems. Viešpatie dangaus tėve, dėkojame tau už bažnyčią, dėkojame už šią parapiją, už jos narius, dėkojame Viešpatie, kad viską galime iš tavo malonės daryti, tai kas Viešpatie naudinga mums, tavo garbei, palaimink šias aukas, priimk Viešpatie, pašventink jas, kad kiekvienas, kuo mes galime, prisidėtume prie tavo garbės ir darbo, to prašome per Kristų mūsų Viešpatie. Amen. Sėsti, prašom. Tas yra žinia, praėjusį vasario mėnesį, prašom, balsuoti. Vasario mėnesį gimusių vyrą. Nėra, kur vasariukai visi šiandien neištarė. Tai tikrai yra. Kas yra? Ir netai bažnyčia. Na, tai gerai. Tai labai gerai. Tai mes tada susikaupsime maldai, prašysime Dievo palaimos už visus žmones. Viešpatie dangaus tėve, mes esame tau dėkingi, kad tu mums šiandien savo žodį davei, kad tu mums davei Viešpatie suvokimą, supratimą, kad mes Viešpatie turime gyventi meilėje, nes tu esi meilė. Tu mus pamilai ir tu atidavai save iš meilės mums. Dėkojame tau Viešpatie už bažnyčią, kurią tu įkūrei,
ir ją sustiprinė ir palaikai. Tikime tą viešpatį už aparatai, jos narius, šeimas, pagyvenusius žmonės, tuos, kurie jau dėl sveikatos nebegali čia būti, ir tuos, kurie dar jauni, bet tingi ateiti. Viešpatie mes meldžiame, kad jie ateitų, kad jie atsiverstų, kad jie tikėtų, kad jie išpažintų, kad tu esi jiems reikalingas, nes kitaip jie bus pražuvusios sielos, be tikėjimo, be tavo malonės. Viešpatie palaimink ir sustiprink jų norą tave ieškoti, tavęs pažinti. Meldžiame už visas parapijas mūsų krašte, visus kunigus, Dievo žodžio tarnus, už bažnyčios vadovybę, vyskupą Mindaugą. Meldžiame Viešpatie už visą krikščionišką pasaulį, kad tie, kurie tave trejinį Dievą išpažįstų, būtų viena tavyje, gerbtų vienas kitą, Viešpatie tavo bažnyčia stiprėtų meilėje. Dėkojame tau, Viešpatie, ir prašome apsaugok misionierius, visus, kurie tarnauja, skleisdami Dievo žodį, nešdami Evangeliją į žmonių širdis. Palaimink, Viešpatie, juos ir apsaugok nuo persekiojimo ir trūkdžių. Meldžiame, Viešpatie, už mūsų kraštą, už valstybę, už prezidentą, už vyriausybę, už Viešpatie Seimą, už miesto tarybą, mūsų miesto merą, kad Viešpatie mūsų valdžios žmonės žiūrėtų žmonių gerovės, kad jie Viešpatie tarnautų su atsakomybė ir meilė savo tautai, neieškotų tik savo naudos, bet Viešpatie stengtųsi, kad visi būtų aprūpinti ir galėtų būti laimingi. Meldžiame taikos pasaulyje, mes matome, kad dažnai taikos žmonės nenori. Egoizmas ir puikybė yra žmonių širdyse, iš to kyla ir karai. Atsaugok, Viešpatie, kad tiek tų karų daugiau nekiltų, nes esame tiesiog ant trečio pasaulinio karo slenksčio ir nežinome, ko baigsis šito žmogaus puikybė. Gal ateis diena, kad mūsų visų čia nebebus, bet Viešpatie, tu per amžius esi. Pasigailėk taikos dvasia, palaimink tautų vadovus ir tautas. Viešpatie, apsaugok nuo viso, kas bloga ir pikta. Peršiknok ir palaimink mums šią dieną ir artėjantį gavėnios laiką, kad per jį mes galėtume labiau suprasti, kokia yra tavo meilė ir kiek tu daug padarei dėl mūsų išganimo. Palaimink, Viešpatie, ir sustiprink mumyse tikėjimą, nes tai yra viena iš tų dorybių, ką turime turėti. Labiausiai meilę dovanok mūsų širdis. Meldžiame, Viešpatie, už sekančius ligose esančius žmonės, laimink Edviną, jo reabilitaciją, Violetą, Daivą, gydyk, Viešpatie, Erminą, gydyk, Viešpatie, Albiną, Marytę ir Mėtą, Einį ir Mortą, Marytę ir Petrą, mūsų tikimuose Magdaleną ir visus kitus, kuriems reikia sveikatos, pagalbos ir stiprybės. Pasigailėk visų ir sustiprink kūnų, sielą ir dvasią kiekvieną. Dėkojame tau ir baigiame, Viešpatie, visą įsakyti tavo maldoje, kurią mus esi išmokęs, tad drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisėjas šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Nevesk mus į pagundą, negelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė, galybė ir garbė per amžius. Amen. Viešpats Dievas atšviečia tave savo veidu ir prisiek tau malonus.
Viešpaties Dievas pakelia savo ramybės veidą į tave ir suteikia tau savo ramybę, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū visiems, kurie šiandien patarnavo, budintiems žmonininkai. Ačiū šiandien surinktas aukas. 247 eurai ir 60 euro centų. Prašymas būtų, kad niekada nemeskite tokių pinigų, kurie pas mus nėra naudojami. Rusiškų, dar kažkokių, nes kartais įmeta. Tai praeitą sekmadienį buvo. Tai tokių žaidimų nereikėtų žaisti. Jeigu neturit, nieko nemeskit, o rusiškų centų tikrai mums kapeikų nereikia. Tai būkit žiūrėdami, ką jūs ten aukojat, žiūrėkit, kartais galbūt jums gražą kur nors gražina, ne tokį pinigą, tai bažnyčiai jo nusikratyti nereikia. Gerai? Taip pat būtų dėl tualeto, matote jau dabar sutvarkyti tualetai, labai prašyčiau pasinaudojus tualetu išjungti šviesą. Nes kartais tai būna, kad po sekmadienio pirmadienį ateini, dar šviesos tebedega. Ir kadangi dabar yra ne tik šviesa, bet ir vėdinimo sistema, ventiliatorius, tai bus čirkši visą parą, tai greit perdėti. Čia toks techninis dalykas, tai visada išeidami paspauskite tą šviesą išsijungti. Šiandien yra užgavėnių sekmadienis ir parapiečiai švenčia užgavėnių sekmadienį, pietauja, valgydami užgavėnių šupinį, kuris jau yra turbūt paruoštas ir mes galėsime šiandien švęsti. Taigi kviečiu visus, kas susirašėme, užsiregistravome, ateiti švęsti šias užgavėnes, papietauti, pabendrauti, pabūti kartu ir kartu irgi būsiu su jumis, vėliau iškeliausiu į laidotuvės. Tai nuoširdžiai esat kviečiami, nepamirškit, kurie užsiregistravote. Ateinančią savaitę, ketvirtadienį yra Biblijos skaitimo vakaras, 17:30, o penktadienį, kovo 7-ąją, 18 val. Pasaulinė moterų maldos diena, vadinama moterų, bet visada ir vyrai laukiami. Šį kartą vyks ne mūsų patalpose, bet vyks Išganymo armijos patalpose, tiltų 18, antrame aukšte, kur buvo Švento Jokūbo bažnyčia. Taigi tose patalpose penktadienį 18 val. Esame kviečiami ir laukiami. Vargonika laukiama. Ar galėsit? Buvo minėta, kad prašė, kad muzika būtų ir 4. Ne, penktadienį. Penktadienį. Nei? Kas buvo tada? Jo, gerai. Tai va, tai ačiū visiems ir gražaus sekmadienio, skanių pietų, viešpaties artumo ir buvimo. Pamaldas mes užbaigsime, giedodami 117 giesmę. 117 giesmė, laimink Dieve mūsų surinkimą.